Sveiki visi! Šioje pamokoje kursime, kaip žadėjau, administracijos puslapį. Tai iš pradžių eikime į savo config failą, tai yra, sakykime, globalų failą, ir pasidarykime dar vieną define, tai yra kaip yra iMember, tiesiog pasidarykime iAdmin, tai yra iAdmin naudosime sąlygose ir jeigu iAdmin yra vienetas, tai reiškia jūs esate administratorius, o jeigu yra nulis, jūs nesate administratorius. Tai tiesiog rašykite define, būtinai po štai šio dalyko, kadangi net galite štai taip, galite šioje sąlygoje, kadangi jeigu jūs esate administratorius, tai yra jeigu jūs esate prisijungę, tuomet jums dar priskirs tą būtent iAdmin žodį. Tik tam, kad neprisijungusiems vartotojams papildomų nesąmonių nekurtų. Ir tiesiog būtinai po kintamojo datą, kadangi mes turime išgauti savo tipą iš MySQL, o čia išgauna būtent viską iš įkintamai, todėl define priskirime mes naudosime būtent tą tipą. Tai tiesiog define iAdmin ir reikšmė bus tokia sąlyga, ir jeigu kintamasis, tai yra kintamasis data tipas, tai yra jeigu mūsų tipas yra 2, tuomet 1, o jeigu ne, yra 0. Tai reiškia, kad iAdmin reikšmė bus tokia: jeigu mūsų tipas yra 2, tuomet iAdmin reikšmė yra 1, o jeigu tipas yra ne 2, tai yra nėra lygus 2, tai iAdmin reikšmė bus 0. Taigi vienetas tai reiškia tiesa, o 0 tai yra netiesa, melas. Tai kai naudosime iAdmin sąlygose, tiesiog išgausime arba tiesą arba melą. Jeigu mes esame adminai, mums tiesiog rodys puslapį, o jeigu mes nesame administratoriai, mums to puslapį nerodys. Bei manyčiau, mes turime padaryti šiokią tokią apsaugą kai kur, nes štai, tarkim, kai jūs peržiūrėte vartotojo puslapį, yra toks dalykas, kai prie adreso numerio, tai yra ID vartotojo, prirašote kokį nors ženklą, sakykime tokį, ir mums štai meta klaidą, MySQL klaidą. Ir per tokius dalykus jums tiesiog gali padaryti MySQL inject, sakykime, sugadinti jūsų serverį, neaiškinsiu daug, bet sakykime, gali užkrėsti jūsų duomenų bazę ir išgauti bet kokią informaciją. Tai tiesiog geriau apsisaugokime, kad negalima būtų čia įvesti kokiu nors papildomų nesąmonių, tiesiog skaičių. Tai mes padarysime ten, kur priskiriame štai kieno reikšmę. Čia tiesiog parašykime kieno yra lygu prec replace ir viską, kas nėra skaičiai, paversime į tuščią, į nieką, sakykime. Ir štai, tai tiesiog paliks kieno, tarkim, į kieno reikšmę nustatome tokią reikšmę vardas 1, 2, 3 ir pasinaudoja štai šio dalyku, prec replace, mums tiesiog paliks skaičius, tai gausis ne vardas 1, 2, 3, o tik tais 1, 2, 3. Tiesiog paliks reikšmė skaičius, o visą kitą pašalins. Ir dabar patikrinkime, prirašykime kokį nors simbolį ir štai vis tiek klaida. O klaida tikriausiai todėl, kad kažką net taip padarėme. Iš tiesų galime puslapio profilis pasidaryti tokią, čia yra apsauga, mes darėmės, bet galim pasidaryti kitaip, kieno yra HTML special chars ir vėl kieno. Tai tiesiog irgi, sakykime, apsaugos, bet klaida vis tiek yra, ir įdomu kodėl. Tiesiog kažkodėl nepasišalina šis simbolis. Net keista. Galbūt nepadeda. Manau, mes tai išspręsime vėliau, geriau pereikime prie. Taip, čia klaidą palikime kol kas ir vėliau ištaisysime. Tai iš pradžių susikurkime mygtuką administracija ir dešinėje pusėje virš profilio tiesiog sąlyga iAdmin
arba tiesa arba melas. Jei aš administratorius, mums rodys nuorodą index.php, PSL yra administravimas. Ir administravimas. O jeigu ne, mums nieko nerodys. Ir taip pat reikas. Na štai, administravimas. Tačiau jeigu mes prisijungsime už kitą vartotoją, kuris nėra administratorius, tai yra kurio tipas nėra 2, tai tiesiog štai jam nerodys to mygtuko administravimas ir jis nėra administratorius. Ir jo profilio taip pat rašo, kad jis yra vartotojas. O jeigu prisijungsime už savo, na taip, koks mūsų slaptažodis. Toks pats. Na štai, ir mums rodo administravimo mygtuką ir rašo, kad mes esame administratoriai. Tai dabar susikurkime greitai puslapį administravimas. Ir štai čia, prie visų puslapių. Ir jeigu PSL yra administravimas, ar bet kokį jūs nurodyti nuorodą, ir jeigu aš administratorius, tai yra jeigu mes įvedėme puslapį administravimas ir jeigu mes esame administratoriai, mums tuomet rodo būtent tą puslapį ir štai. Ir čia bus įvairūs dalykėliai, kurios galės daryti tik administratorius. O iMember daryti nereikia, kadangi iAdminas nusistato tuomet, kai mes esame, sakykime, prisijungę ir tiesiog automatiškai. Tačiau galbūt mes klaidą, štai puslapis administravimas, tačiau manau, kad gali būti mes klaidą, kai mes pateksime tokiu būdu, kadangi, na taip, nes jis neranda iAdmin šio tipo define ir tiesiog mes turime pasidaryti taip iMember. Tai reiškia, jeigu puslapis yra administravimas ir jeigu iMember, tai yra, jeigu mes esame prisijungę, tuomet dar viena sąlyga. Jeigu iAdmin, jeigu mes esame administratoriai, tuomet mums rodo šį puslapį. O jeigu ne, tai, na, manau, net vaizduosime klaidos, tiesiog nerodys nieko. Ir štai, nieko nerodo. O jeigu prisijungsime ir pateksime į šį puslapį, tai mums rodys. Tai štai, šioje pamokoje susikūrėme tokį nedidelį puslapį, o kitoje pamokoje pradėsime kurti naujienų rašymo formą. Na, manau, susikursime formą greitai dabar. Tiesiog štai mes galime padaryti taip. Štai nusikopijuokime šią eilutę, kur išgauna PSL reikšmę get metodų ir įsidėkime štai čia puslapio pradžioje. Tik tais pasivadinkite, tarkim, KA ir KA. Tai tiesiog bus naujas, sakykime, raktas. Jeigu puslapis yra administravimas ir jeigu KA yra, sakykime, rašyti naujieną, mums rodys būtent tą dalyką. Tai tiesiog sąlyga, jeigu KA yra tuščias, tai rodys pagrindinį administratoriaus puslapį. Štai galime patestuoti, štai rodo. Tačiau jeigu mes čia prirašysime end ir KA yra kažkas, mums rodys būtent tą ASD puslapį, tačiau jis nėra sukurtas. Ir tiesiog galime, na, pagrindinį, nors ne, pasidarykime čia nuorodą, sakykime, HTML simbolis ir nuoroda index.php PSL yra administravimas ir KA yra rašyti naujieną. Ir tiesiog tekstas rašyti naujieną. Ir štai mums rodo administravimo puslapyje mygtuką rašyti naujieną. Ir paspaudus mus perkels į puslapį administravimas, tai yra į tą patį puslapį, tačiau KA raktas jau bus ne pagrindinis, o rašyti naujieną. Čia, kaip matote, KA nėra, tai jis tiesiog nusistato į tuščią ir jeigu KA yra tuščias, mums atvaizduoja pagrindinį administravimo puslapį. O jeigu mes įvesime KA rašyti naujieną, mums tiesiog atvaizduos naujienos rašymo puslapį. Tačiau mums jį reikia susikurti, tiesiog suskleiskime šį pagrindinį puslapį ir prisidėkime sąlygą if, jeigu KA yra rašyti naujieną,
tai sakykime sub puslapis, antrasis puslapis, pirminis puslapis tai yra PSL, tai yra administravimas, o antrasis puslapis, sub puslapis yra KA, rašyti naujieną ir tiesiog štai H2, rašyti naujieną. Ir čia tiesiog forma, action, vėlgi index.php puslapis administravimas ir KA bus rašyti naujieną 2. Ir metodas post. Uždarykime formą ir 2 laukeliai pradžiai. Input name pavadinimas naujienos ir ilgis, tarkim, ilgiausias bus 255, nors gal kiek trumpesnį. Ir tiesiog dar vieną laukelį, tai yra jau nors tekstare, tai tiesiog, sakykime, ilgesnis laukelis, bet veikia šiek tiek kitaip, tai tekstare name yra naujiena ir tekstare ir mygtukas patvirtinti. Type, submit, patvirtinti. Na ir štai, paspaudus rašyti naujieną mums atidarys puslapį administravimas, tačiau sub puslapį rašyti naujieną. Čia sub puslapis yra tuščias, todėl atidaro pagrindinį administravimo puslapį, o čia administravimo puslapis, tačiau skirtas tik naujienos rašymui. Ir čia įvesime naujienos pavadinimą, o čia naujienos turinį. Taip pat galbūt pasididinsime šį laukelį kitoje pamokoje. Tai ir kitoje pamokoje susikursime MySQL lentelę naujienos, kadangi reikia atskiros lentelės naujienoms ir tuomet galėsime kurti patvirtinimo puslapį ir dar kitoje pamokoje arba dar kitoje pamokoje susikursime puslapį naujienos, kuriame atvaizduosime visas naujienas. Tačiau tai bus kiek sudėtingiau su tomis naujienomis, bet mes susikursime. Taigi, laukite kitos pamokos, šį ir taip jau ilgokai trunka ir prenumeruokite pamokas ir būtinai laukite kitos pamokos viso.